Sveiki, su jumis Arnoldas iš Kayak Shop ir kaip matot, šiandien esu apsikrovęs hermetiškais maišais, ne bet kokie hermetiški maišai. Lietuvoje pagaminti, jie gaminami yra iš vokiškos PVC medžiagos. Jie yra visi, tiek šitas geltonas, tiek žalias, tiek raudonas, vienodo dydžio. Tokie 50 litrų hermetiški maišai. Kas gerai yra, kad mes juos galime suvinioti iki mums reikiamo dydžio. Kaip ir parodysiu pavyzdį, tuo pačiu ir parodysiu, kaip reikia naudotis hermetišku maišu. Taigi, hermetiškas maišas. Jį nededame aštrių daiktų, nededame sunkių, nereikalingų nuo drėgmės apsaugoti daiktų. Tai žmonės būna dedasi malkas, peilius, kirvius, iešmus, viskas kas fasuota, tai vandens nebijo, buteliai taip pat vandens nebijo. Čia dedam atsarginius rūbus, miegmaišis, viskas kas bijo drėgmės, elektronika, pinigai ir panašiai. Taigi, sudedam drėgmės bijančius daiktus ir svarbiausia yra užsukti pirmus 3 kartus ir 3 kartus užsukti reikia mažiausiai. 1, 2, 3. Ir po to sukame jau kiek yra vietos. Sukame kiek yra vietos, segam hermetišką maišą prieš sukimo kryptį ir susegam. Viskas, jūsų hermetiškas maišas paruoštas naudoti. Nešant hermetišką maišą, man už susukimo vietos yra labai patogus paėmimas ir galime jį neštis. Jie dažniausiai dedami yra baidariai tarp kojų, į galą už galinės sėdynės, galima po elastiniam juostom taip pat juos užsidėti. Neneškite hermetiško maišo paėmę už sagties. Sagtis yra plasmasinė, jeigu pridėsite daug sunkių daiktų, jinai gali neatlaikyti ir išlūžti. Nešam maišą čia arba pasiėmę po parankę. Taip pat nevilkite jo žeme. Tiek apie hermetiškus maišus ir susitiksime kitose video.